Šalia manęs šokių kolektyvo Piramidė iš Vilniaus vadovas Mantas. Kaip jūs sugalvojot, kaip šis suprasti? Ar tai buvo karatė būrelis, rytų kovos menų ir vieną dieną pagalvojot, būtų smagu gal ir pašokti, ar šokot ir sumanėt panaudoti tuos elementus? Ne, mes tiesiog visą laiką ieškam kažkokių tai minčių, kad kuo būtumėm įdomesni, kad kuo būtumėm originalesni ir tiesiog. Ar sunku suvaldyti tokį didelį kolektyvą, jų čia per 20? Oi, tai čia tik tai viena grupelė iš to, kiek yra iš viso šokėjų, nes šiuo metu šokis populiarus.